Taigi pradedame pirmąją teorinę socialinio darbo kokybės vertinimo strategijų paskaitą, tai yra kalbėsime apie socialinės problemas ir socialinės politikos ryšį. Na ir šios paskaitos tikslas kaip tik ir būtų šitą ryšį atskleisti. Paskaitos turinys susidėtų iš tokių dalių. Pirmiausia, aptartume 10 didžiausių socialinių problemų. Jas aš surinkau iš Human Rights Cares organizacijos ir kadangi padariau tokią selektyvią atranką, išrinkau 10, iš tikrųjų pati organizacija pateikė 20 pasaulinio masto problemų. Na ir pabandysime aptarti, kaip šitos pasaulinio masto socialinės problemos siejasi su didžiausiamis socialinėmis problemomis Lietuvoje. Ar mes matome tą patį vaizdą, ar matome kažkiek kitokį. Toliau kita potėmė tai būtų socialinio darbo teorijos ir praktikos raida. Na, čia aptartume, kaip plėtojosi socialinis darbas kaip profesionali veikla ir kada socialinis darbas atsirado Lietuvoje. Na ir trečioji potėmė jau remsimės į filosofinius pamąstymus, tai yra kalbėsime apie socialinio teisingumo teoriją ir socialinio darbo atsakymą socialinio teisingumo lūkesčiams. Iš tikrųjų, visuomenė visada turi tos socialinio teisingumo lūkesčius ir, na, atrodo, kad kai šitie lūkesčiai yra neatliepti arba neišpildyti, tada pasaulis griūna aukštyn kojomis ir ateina didžiulė neviltis. Taigi aptartume socialinio teisingumo sampratą ir apibrėžtį bei sąveiką tarp politikų ir visuomenės, nes jūs kaip socialiniai darbuotojai iš tikrųjų atliekate tą tarpininkaujančią funkciją, padedate politikams spręsti socialinės problemas ir kartu esate, na, vat, tarsi tas tarpininkas, kuris ir padėtų ieškoti to atsakymo arba atliepimo socialinio teisingumo lūkesčiams. Na va, dabar pereinant jau prie temos dėstymo, tai noriu parodyti skaidrę, kurioje mes galime pamatyti, kad socialinės problemos egzistavo turbūt nuo tada, kaip egzistuoja, na, žmonija kaip tam tikra bendruomenė. Tai reiškia, nuo pačių seniausių laikų, kiek tik tai žmonės buvo kaip tam tikros visuomenės dalis, mes galime atrasti, kad tų problemų buvo. Neliečiu aš, tarkim, Romos imperijos ir Graikijos senovės laikų, noriu pradėti nuo viduramžių, kadangi iš tikrųjų tos tiesiog informacijos yra žymiai daugiau ir rašytinių šaltinių arba kažkokių tai kronikų, kurios yra išlikusios, yra daugiau. Tai viduramžiais būtų galima išskirti iš tokias didžiulės socialinės problemas kaip badas, ligos ir alinantis darbas. Na ir tai priklausė kartu ir nuo visuomenės požiūrio. Pavyzdžiui, kadangi krikščionybė buvo tikrai vyraujanti religija ir, na, labai, na, buvo tas veiksnys, kuris rūpinosi pirmiausiai ir moralė, ne tik tais tikėjimu, bet ir visuomenės moralė, tai darbas buvo kaip būdas išvengti šventimo arba, na, kažkaip sutramdyti aistras ir geismą. Tai iš tikrųjų nebuvo siekiama darbą padaryti lengvesnį, paprastesnį arba, na, kažkaip tai jį palengvinti, suteikti kažkokių techninės pagalbos priemonių ir panašiai. Darbas buvo tiesiog užkardyti šventimą, kad žmonės kuo mažiau turėtų laiko linksmintis, galvoti apie kažkokius malonumus, o tiesiog dirbtų. Tai vat būtent dėl to tas darbas iš tiesų buvo alinantis ir luošinantis. Na, o kadangi ekonomikos tikslas nebuvo kaupti kažkokių materialinių gėrybių, nes vyravo įsitikinimas, kad Dievas pasirūpins visais, tai šiuo atveju, na, kaip tokio įsitikinimo pasekmė iš tikrųjų buvo gana dažnas badas, kuris buvo siejamas ne tik tai su ekonomikos, tarkim, štai tomis ypatybėmis, bet taip pat ir priklausė nuo klimatinių sąlygų. Jeigu oro sąlygos buvo prastos, derlius neužaugdavo, kadangi nebuvo galimybių jo kažkaip kaupti, saugoti, sandėliuoti ir panašiai, tai reiškia, kad, na, kiekvienais metais labai didelė tikimybė dėl prastų oro sąlygų, kad užklups badas ir tikrai žmonės badaus. Na ir kaip pasekmė to, žinoma, buvo ligos. Tai
Tai štai va 3 tokios labai didžiulės socialinės problemos, apie kurias taip nekalba, kad jos nebuvo taip įvardintos tuose archyviniuose dokumentuose, todėl kad ir tokios sąvokos kaip sociologija nebuvo. Tiesiog pagal tuos faktus, kurie yra užfiksuoti įvairiausiose, tarkim, abatijose, mes galime pamatyti, kad, tarkim, Liubeke, na, jau apie 13-12 amžių išmaldos gavo 19 000 žmonių, tuo tarpu, kai miestiečių tebuvo tik 22 000 arba 24 000 gyventojų. Kliuny abatijoje išmaldos buvo išdalinama 10 000 žmonių, Florencijos San Mišelio abatijoje 5-7 000 žmonių. Tai štai vat šitas išmaldos dalinimo skaičius rodo, kokio masto tas nepriteklius, skurdas arba badas buvo. Na, dar kas, vat, tarkim, įdomu, kad vis tiek kažkaip tai bendruomeniškai ir visuomeniškai buvo sprendžiamas išmaldos klausimas. Apie išmaldos dalinimo dienas paprastai miestelis arba vienuolynas paskelbdavo iš anksto ir žmonės susirinkdavo iš aplinkinių kaimų labai gausiai. Tai, na, taip būdavo bandoma spręsti tas problemas. Žinoma, labai didelę socialinių problemų sprendimo naštą prisėmė vienuolynai ir būtent bažnyčia kaip institucija. Tai, na, kad paskatinti tą visuomenės gailestį ir paskatinti tam tikras socialinio teisingumo apraiškas, iš tikrųjų bažnyčios atstovai labai stengiasi parodyti šviesų varguolio vaizdinį, priartindami jį prie Jėzaus Kristaus vaizdinio ir tuo pačiu, na, įteisindami išmaldą, tą vadinamą tokią labdarą kaip tam tikrą nuodėmio atleidimo formą. Tai ypatingai turtingiesiems buvo propaguojamas tas šviesus varguolio vaizdinys ir, na, tos nuodėmio atleidimo procedūros buvo siejamos tikrai su išmaldos dalinimu ir su teikiama vat ta labdara. Tai buvo vienas iš būdų, kaip spręsti socialinės problemas, pačias skaudžiausias, tai yra dėl bado ypatingai. Na, kalbant apie Renesanso epochą, tai vėlgi badas ir ligos lygiai taip pat išliko. Tiesiog tos ligos jau nebuvo tokios kaip viduramžiais, bet, na, buvo labai labai plačiai išplitusios, todėl vadinamos jau pandemijomis ir mes tokios patirties tikrai rašytiniuose šaltiniuose galime užtikti. Tai iš tokių labai skaudžių, daug gyvybių nusinešusių ligų pirmiausiai buvo maro epidemija, toliau raupų epidemija ir karštinės epidemija. Karštinės epidemija kildavo dėl to, kad skalsės grybas užkrėsdavo grūdinės kultūras, o žmonės taupydami maisto atsargas tokias kultūras valgydavo. Tai reiškia, kad, na, tiesiog šitokio užkrėsto maisto nebuvo galima valgyti. Ir tik tai po 200 metų jau kažkur apie 16-17 amžių gydytojas atrado, vienas gydytojas, atlikdamas eksperimentus, atrado, kad būtent karštinės epidemijos priežastis gali būti skalsės grybas. Na ir tik tai dar vėliau, žinoma, buvo jau tai nustatyta kaip iš tikroji to priežastis. Bet tuo metu žmonės apie tai nieko nežinojo ir tas užkrėstų grūdų vartojimas buvo tikrai pakankamai gausus. Na, kitos tokios ligos kaip raupų epidemija, nors buvo žinoma labai seniai, bet vis tiek dėl geografinių atradimų, dėl kelionių, raupų epidemija tikrai buvo išplitusi ir čia buvo Renesanso metu buvo garsus tie leprozoriumai, kurie buvo būtent ir statomi kaip, na, tokios izoliacinės prieglaudos. Iš čia vat kyla ir socialinė atskirtis, nes iš tikrųjų raupsuotiesiems būdavo atliekama tam tikra tokia ostrakizmo procedūra, kuri buvo ritualizuota. Maro epidemija vėlgi taip pat lėmė socialinę atskirtį, nes pavyzdžiui, keliautojai, pirkliai, maldininkai, kurie, tarkim, keliaudavo iš vieno krašto į kitą, siaučiant maro epidemijai, 40 dienų turėdavo praleisti karantine uždaryti. Ir tik tais tada, jeigu nepasireikšdavo tos ligos požymiai, jie būdavo išleidžiami ir buvo galima tęsti savo kelionę toliau. Tai čia vat mes turime tokių
įdomių dalykų, kurie yra susiję su ligos plitimu ir su to meto visuomenės gyvenimo būdu. Na, dar grįžtant prie raupsuotojo ostrakizmo, tai iš tikrųjų raupsuotieji turėdavo gyventi leprozoriumuose, tai yra labai uždaros teritorijos, dažniausiai tai būdavo pilys arba tie vadinamieji fortai, kurie turėdavo aukštas sienas ir sargyba prie durų nieko neišleisdavo. Jeigu vis dėlto raupsuotajam reikėdavo išeiti iš leprozoriumo ir jis pasirodydavo miestelėje, tai jis turėjo vilkėti apsiaustą, kuriame buvo išrašyta L raidė, išsiuvinėta L raidė, ir taip pat turėdavo neštis tarškynę, su kuria tarškindamas ir šaukdamas nešvarus, nešvarus, jis įspėdavo visus kitus gyventojus, kad jie trauktųsi jam iš kelio. Na, dar ką galima būtų pasakyti apie raupsų epidemiją, kad iš tikrųjų, iš paskos raupų epidemijai taip pat kilo ir tie socialiniai mitai. Labai dažnai raupsuotieji būdavo apkaltinami, kad jie, tarkim, užkrėtė šulinius, žmonės dėl to serga ir miršta, arba užkrėtė maisto produktus, serga ir miršta. Tai štai vat tokių iš tikrųjų pavyzdžių istorija yra pilna. Na, socialinio darbo studentams, kurie bakalauro studijose studijuodavo, aš rodydavau tokį filmą apie maro epidemiją, tai ten taip pat galima matyti daug įvairiausių tokių nesusipratimų ir įvairiausių tokių mitų taip pat, dėl ko maro epidemija galėjo kilti ir pakankamai žiaurių tokių susidorojimo atvejų su žmonėmis, kuriems buvo priskirta, kad jie galbūt štai vat yra platinantis tą ligą. Na, Renesanso epocha dar įdomi ir tuo, kad vienuolynų ir bažnyčios teikiama labdara ir išmalda po truputėlį siaurėjo tos apimtys ir ta galia bažnyčios, todėl kad atsirado valstybinė socialinė parama. Ir čia pirmiausia reikėtų paminėti Henrikas VII, kuris dėl eilinio savo meilės nuotykio ir noro išsiskirti su viena žmona ir vesti kitą, atsiskyrė nuo krikščionybės, ne nuo krikščionybės, bet nuo katalikybės, tai reiškia įkūrė Anglikonų bažnyčią ir tuo pačiu uždraudė vienuolynus ir uždraudė vienuolynams teikti labdarą bei paramą. Tai kilo tokios socialinės problemos, kad karaliui teko su jomis tvarkytis ir tada jis padovanojo vieną iš savo vasaros rezidencijų būtent tiems nelaimėliams priglausti. Tai mes čia turime pirmąją tokią valstybinę prieglaudą, Bridvelą. Ir būtent šitoje prieglaudoje būdavo patalpinami ligoti tarnai, bedarbiai, įvairiausio plauko žmonės, kurie neturėjo darbo, elgetavo, valkatavo ir neturėjo pragyvenimo šaltinio. Tai šitie darbo namai vėliau buvo steigiami visoje Anglijos karalystėje, visose grafystėse ir taikos teisėjai buvo atsakingi už šitų prieglaudų steigimą ir aprūpinimą įvairiausiomis medžiagomis ir priemonėmis, kuriomis naudodamiesi prieglaudos gyventojai galėdavo išlaikyti prieglaudą ir tuo pačiu save. Ir iš Renesanso epochos mes turime tuos ateinančius jau socialinio darbuotojo prototipus. Tai pirmiausiai Anglijoje buvo taikos teisėjai, o paskui jau Romos, toj vadinamojoj Šventosios Romos imperijoje, kuri gimė Romos imperijos maždaug teritorijoje, truputį ten įsiplėtusios tos ribos buvo, tai ten buvo tokia edilo profesija, kuris taip pat turėjo rūpintis socialinių problemų sprendimu. Na ir šviečiamasis amžius buvo tam tikra prasme, galima būtų sakyti, tarsi įnešantis kitokių socialinių problemų, nes labai padidėjo socialinė atskirtis būtent dėl tų pačių darbo namų, nes Anglijos karalystės pavyzdžių darbo namai buvo steigiami ir kitose vakarų Europos šalyse,
Tai reiškia, kad Prancūzijoje labai daug tų tokių darbo namų analogų buvo, tiktais būtent šitos prieglaudos jau buvo kuriamos buvusių ligoninių teritorijoje ir buvo jos skirtos tiek vaikams benamiams, tiek moterims, ypatingai prostitutėms, nėščioms moterims, kurios be santuokos augino vaikus ir taip toliau. Todėl vat, ta socialinė atskirtis buvo siejama ir su pačiu gyvenimo būdu, ir su pamestinukais vaikais, ir su prostitucija ir taip toliau. Na ir šviečiamasis amžius jau po didžiosios Prancūzijos revoliucijos, na, buvo garsus tomis našlaičių prieglaudomis, liaudies mokyklomis, specialiosiomis mokyklomis vaikams, kurie turėjo įvairias sensorinės negalias. Tai pirmosios tokios specialiosios mokyklos buvo įkurtos akliems vaikams, toliau vaikams, kurie turėjo kurtumo negalę ir intelekto sutrikimą, na ir vaikų darželiai. Dažniausiai ypatingai vaikų darželius kurdavo geradariai visuomenės, todėl kad matydavo, kaip vykstant tai pramoniniai revoliucijai maži vaikai yra paliekami vieni patys namuose, neprižiūrimi jokių suaugusiųjų ir na, įvairiausių ir nelaimingų atsitikimų, ir labai žiauraus elgesio su vaikais pavyzdžiai, kaip tik tais ir lėmė tų tokių vaikų darželių prototipų pirmųjų įsikūrimą. Na, o vėliau, kai šviečiamo amžiaus atstovai jau susirūpino vaikų švietimu, žinoma, buvo įsteigtos tokios mokyklos kaip ir vaikų darželiai, kaip pavyzdžiui, ir sukurtos netgi ugdymo sistemos, kaip pavyzdžiui, Montessori sistema, taip pat Valdorfo mokyklos. Tai būtent vat ir buvo štai jau šitų vaikų darželių plėtros ir, na, tokios raidos era prasidėjusi. Tai dabar apibendrinant štai, ką aš jums parodžiau šitoje skaidrėje, mes galime matyti, kad kiekviena epocha, kiekvienas amžius pasižymėjo savomis socialinėmis problemomis, bet vis dėlto kai kurios socialinės problemos turėjo tendenciją na, tiesiog keliauti nuo vienos epochos per kitą. Ir čia aš nepaminėjau prie šviečiamojo amžiaus tų pačių tokių socialinių problemų kaip ligos ir badas, bet ir šviečiamajame amžiuje, nepaisant tos tokios pakilusios ekonomikos lygio, taip pat buvo šios problemos aktualios. Jos niekur nedingo. Na, iš tikrųjų dabar žvelgiant į socialinį darbą kaip profesiją, tai galima būtų sakyti, kad socialinis darbas atlieka tarpininko funkciją tarp valstybės vykdomosios valdžios ir visuomenės socialinių grupių, dažniausiai labai pažeidžiamų, turinčių mažesnį socialinį statusą arba atstumtųjų marginalų. Na, tam tikra prasme turbūt socialinis darbas yra tarsi buferis toms socialiniams problemams spręsti ir kartu tarsi buferis, kuris užkardo įvairių visuomenės nepasitenkinimo formų kilimą ir plėtrą. Nes ypatingai XIX amžius buvo žiaurus savo revoliucijomis, todėl kad nebuvo tos problemos socialinės sprendžiamos, žmonės buvo pikti, nepatenkinti, na ir tas sunkus, iš tikrųjų, alinantis gyvenimas tikrai, na, būtent ir prisidėjo prie tų tokių revoliucinių brūzdėjimų. Taigi, kaip ir viena iš tų tokių priežasčių, kodėl buvo kažkaip stengiamasi sušvelninti štai tas didžiulės socialinės atskirtis ir neligybę, buvo įsteigta profesija. Na ir ką mes dar galime pamatyti iš Human Rights Care organizacijos svetainės, tai joje yra nurodoma 20 didžiausių socialinius iššūkius metančių pasaulinio masto problemų būtent pastaraisiais metais. Tai dabar kaip tik tais jas ir noriu parodyti. Matome, kad viena iš pačių didžiausių tai yra skurdas, klimato kaita, maisto trūkumas, pabėgėlių teisės, COVID-19. Atrodo, kad COVID-19 kaip ir pandemija lygtais jau aprimo ir, na, kaip ir išsikvėpė, bet vėlgi, jeigu sekate spaudą, galite matyti, kad
šitų susirgimų vėl iš naujo daugėja ir čia gal prieš porą dienų mačiau vėlgi politikų jau kaip ir tokią informaciją pateiktą žiniasklaidai, kad galimi ir judėjimo apribojimai, jeigu šitas sergančiųjų skaičius kuo toliau, tuo labiau didės. Toliau dar prie didžiausių socialinių problemų buvo priskiriama psichinė sveikata, neįgaliųjų teisės, LGBT bendruomenės teisės, vaikų teisės ir lyčių lygybė. Na, tos likusios socialinės problemos, likusios pasaulinio masto socialinės problemos, tai pasirengimas ir atsakas būsimai pandemijai, sveikatos apsauga, reprodukcinės teisės, kibernetinis saugumas, dezinformacija. Na ir dar vienas penketukas iš tų 20, tai spaudos laisvė, skolų krizės, reprodukcinės teisės, kibernetinis saugumas ir dezinformacija. Taigi, galima būtų, žinoma, svarstyti, kokios šitos socialinės problemos dabar aktualiausios būtų Lietuvai. Ir čia aš jums noriu pateikti keletą tų tokių statistinių duomenų, po kurių galbūt ir pasvarstysime. Štai, pavyzdžiui, mūsų statistikos departamentas, atsiprašau, antraštės nepakeičiau, duomenis atnaujinau prieš pat paskaitą ir vis tiek padariau klaidą. Tai asmenų gyvenančių skurdo rizikoje ir atskirtyje duomenys jau būtų ne tik tais už 22 metus, bet ir už 23 metus. Čia matome stulpelėje, kad tai yra, man atrodo, taip, šitas pagal spalvą, šitas stulpelis paskutinis tokios violetiniai rožinės spalvos. Na, tai galime pamatyti bendrąją statistiką miestą ir kaimą. Šitie 3 stulpeliai rodo 2021, 2022 ir 2023 metų duomenys. Dabar jau atskirai galime palyginti miestą, didžiuosius miestus, kitus miestus ir kaimą. Na ir matome, kad iš tikrųjų tie stulpeliai, kalbant apie kitus mažesnius miestelius ir kaimų gyventojus, yra gerokai aukščiau pakilę. Tai štai šitoje vertikalioje Y ašyje yra atidėti procentai. Tai vėlgi pagal linijas galime pamatyti, kad kaimo gyventojai žymiai daugiau gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos arba atskirtyje, arba ties skurdo rizika būtent kaime. Ir 2023 metų duomenys rodo, kad šita tendencija yra linkusi augti. Jeigu šiuo atveju didžiuosiuose miestuose tas skurdo rodiklis yra gerokai mažesnis, tai nesiekia net 20%, šiuo atveju kaime jis yra 2023 metais arti 30% ribos, net ir atrodo šiek tiek peržengia. Na, bendrai paėmus, tai iš tikrųjų Lietuva neatrodo gerai su savo skurdo padėtimi ES valstybių kontekste. Dabar nespėjau dar įlįsti į Eurostato duomenis, bet tie skaičiai yra mažesni. Jaunimo duomenys neseniai studijavom su kolegomis, tai jaunimo nuo 18 iki maždaug 29 metų amžiaus riboje Lietuvoje yra 25%, Latvijoje 26%, tai yra dvi tokios valstybės, kuriuose labiausiai skursta būtent jauni žmonės, o ES vidurkis kažkur yra apie 16,7%. Tai, štai duomenys, kurie leidžia pasvarstyti, kaip iš tikrųjų žmonės gyvena Lietuvoje ir kiek mes štai čia to skurdo, kaip didžiausios socialinės problemos apimtį turime. Toliau, tikrai nesurinkau kiekvienai socialiniai problemai, kuri čia buvo paminėta ir parodyta. Tai pavyzdžiui, skurdas, klimato kaita, maisto trūkumas ar nepabėgėlių teisės. Dabar dar vieną noriu parodyti statistinę informaciją, tai yra su imigrantais, nes iš tikrųjų žmonės emigruoja norėdami geresnio to gyvenimo, bet turbūt, jeigu aš taip vidutiniškai jaučiu, kad, tarkim, trūksta kažkokių pinigų, tai turbūt retai kam kils mintis
bėgti iš šalies. Tai vis tiek užsiimsi kažkokiu papildomu darbu, ieškosi papildomų pajėgų šaltinių. Ir jeigu jau yra priimamas sprendimas emigruoti iš šalies, tai jau tikrai turi būti kažkas tai tokio ypatingai sunkaus. Didelė retenybė yra, na, tiesiog tokių tokio avantiūristinio požiūrio, santykinai avantiūristinio, kur žmonės išvažiuoja, ai, tiesiog nusibodo gyventi čia Lietuvoje, imsim, išvažiuosim kažkur kitur. Bet paprastai tie žmonės vis tiek labai savim pasirūpina ir susižino iš anksto, kas ir kaip ir kodėl. Na, o tie vat imigrantai, kurie bėga iš savo šalies, tai dažniausiai sakau, emigrantai, kurie bėga iš savo šalies ir, tarkim, nori iškeliauti, jie susiduria su tikrai labai sunkiomis ekonominėmis problemomis, su persekiojimu, su grėsme gyvybei ir panašiai. Tai čia štai šitoje skaidrėje matote imigrantus Lietuvoje. Tai yra 2023 metų duomenys, 2022 metų duomenys ir žinoma, kad karas Ukrainoje buvo tas veiksnys, kuris, na, prisidėjo prie tos didžiulės emigracijos iš Ukrainoje ir kartu imigracijos į Lietuvą. Tai bendrai, vat, Lietuvos Respublika yra pirmasis stulpelis, sostinės regionas yra antrasis stulpelis ir vidurio ir vakarų Europos vidurio ir vakarų Lietuvos regionas yra trečiasis stulpelis. Tai galime matyti, kad, na, tas imigrantų skaičius iš tikrųjų yra pakankamai didelis. Taip, Vaidutė, norėt kėlėt ranką ir norėt kažko paklausti. Negirdim jūsų. Vis tiek nieko negirdim. Nors atrodo mikrofonas buvo įjungtas. Dabar matau, kad išjungtas. Mhm. Gerai, parašykit. Tai dabar grįžtant prie štai emigracijos arba imigracijos problemų, tai mes galime pamatyti, kad klimato kaita tikrai gali būti viena iš priežasčių, todėl kad keičiantis klimatui, ypatingai tuose kraštuose, kurie anksčiau jau, na, buvo tas šilumos pakankamas kiekis ir dabar tampa perteklinis kiekis, tai yra oro temperatūra kyla, vandens gali stokoti. Būtent tai gali versti žmonės trauktis iš savo krašto ir ieškoti jau tai, kas kyla dėl bado. Tai reiškia, kad klimato kaita tiesiogiai yra susijusi su maisto trūkumu ir tiesiogiai sąlygoja pabėgėlių skaičių įvairiose šalise. Tai būtent dėl to, vat, kalbėti apie imigrantus, kurie gali būti ne tik tais karo pabėgėliai, kurie atvyksta į mūsų šalį, bet ir kitų socialinių problemų kamuojami žmonės, tai tikrai imigrantų, kiekvieno imigranto situacija yra kitokia ir iš tikrųjų kiekvieno situaciją reikėtų gilintis. Taip, ar imigrantų skaičius skaičiuojamas visiems įvažiuojams į Lietuvos, galbūt yra kažkoks laikotarpis, kurio asmenys turi būti gyvenantis Lietuvoje, tik tada skaičiuojami duomenys. Į šitą klausimą negaliu atsakyti, Vaidutė, todėl kad aš naudojusi atvirąją statistiką. Jeigu mes norime pasižiūrėti detalesnės statistikos, tai jau reikia rašyti prašymą statistikos departamentui, kad, na, būtų galima pasižiūrėti segmentuotus duomenis, kurie jau turbūt ir galbūt būtų siejami ir su konfidencialumo tam tikru atskleidimu, todėl kad kiekvieno imigranto situacija, kaip ir sakiau, yra tikrai pakankamai skirtinga, gali būti labai skirtinga. Na ir dar labai skaudi problema, bet statistikos departamentas pateikia tik tai senus duomenis. Tai nežinau, kažkodėl tai
iššniukštinėjau statistikos departamento pateikiamus duomenis sveikatos apsaugos srityje ir naujausių neradau, bet tai nereiškia, kad ta problema tikrai niekur nedingo. Gali būti, kad, ji tiesiog yra paslėpta. Tai šitoje skaidrėje matote, koks yra gyventojų skaičius, kuriems reikėjo sveikatos priežiūros paslaugų, bet jie neįstengė susimokėti. Tai yra, jiems buvo per brangu. Ir taip pat ir tiems gyventojams, kurie, netaip supažindino su statistika. Tai yra tiems gyventojams, kurie negalėjo susimokėti. Ir mes čia galime matyti tiek bendrą paslaugų skaičių, tiek, tarkim, odontologo paslaugas, tiek psichikos sveikatos paslaugas, tiek gydytojų išrašytus vaistus ir taip toliau. Tai štai šitas segmentas būtų vyrai ir moterys. Šitas segmentas būtų tik tai vyrai ir šitas segmentas būtų tik tai moterys. Tai galime pamatyti, kad tas stulpelis, kuris rodo vėlesnę datą, tai yra 2019 metai, jis yra aukštesnis. Ir pavyzdžiui, dantų gydytojo paslaugos, gydytojo išrašyti vaistai, psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, gydytojo paslaugos išskyrus odontologiją, rodo, kad tai tikrai yra didelė problema. Sveikatos priežiūros srityje tai yra tikrai didelė problema. Gydytojai apie tai kalba, kad privalomasis sveikatos draudimas nepadengia visų išlaidų, kurias sveikatos priežiūros įstaigos patiria, ir kad ligonių kasa tikrai turi per mažus įkainius. Ir kita vertus, atrodo, ta valstybinė medicinos sistema turėtų teikti nemokamas paslaugas, nes dirbantys žmonės susimoka. Tie, kurie yra darbo biržoje, jie yra drausti, pensinio amžiaus žmonės taip pat turi tą privalomą sveikatos draudimą, yra drausti, bet yra žmonių skaičius, kurie tos privalomojo sveikatos draudimo neturi ir jiems tenka susimokėti. Ir jiems štai padaryti tai yra pakankamai keblu. Tai, turbūt, tarkim, skurdas, imigrantai, kurie atskleidžia mums pabėgėlių teisės, ir gyventojai, kurie negali gauti sveikatos priežiūros paslaugų, tai turbūt yra pačios skaudžiausios, mano galva, patys skaudžiausi statistiniai duomenys, kurie iš tikrųjų atskleidžia socialinių problemų ir mastą, ir galbūt, ir tikrai tokią skaudžią situaciją Lietuvos. Tai ką manote? Kokias įžvalgas galėtumėt pateikti? Aš galiu pakomentuoti, kadangi dirbu. Ir dirbu sveikatos priežiūros įstaigoje ir aš galiu teikti, net nemačius duomenų, kad neskaitykim 24 metų, 23 metais buvo dar daugiau. Dar baisiau. Dar baisiau ir bus dar baisiau, nes niekas nesikeičia. Imigrantų, ypatingai iš Ukrainos, turim labai daug, bet kad jie turi imigranto statusą, tai nereiškia, kad jie gali gauti nemokamas paslaugas. Tu turi atitikti tam tikrus nustatytus apibrėžtus kriterijus. Ir dažnai asmenys neįsigilina, negauna informacijos, ką jie turi atitikti, ir kreipiasi į gydymo įstaigą. Gydytojai patys kartais net nesuvokia, kad jiems nepriklauso net būtinoji pagalba, jiems suteikia ir čia atsiranda skola. Mes kalbam apie nėščias moteris, visą kitą, nes jiems kažkokių nuolaidų, kaip lietuviams nėščiosioms, tarkim, arba pagimdžiusios iki 8 metų, nuolaidos nėra taikomos. Tai čia atsiranda didelė spraga ir, kaip ir minėjot, kaimo gyventojai, neturintis asmens dokumentų, dažnai neįgalus, neturintis informacijos ir netgi tų elementarių mums atrodytų 10 eurų asmens tapatybės korteliai pasidaryti.
kadangi jie nepasidaro, aš dabar tiksliai, čia reikia tikslintis, bet man atrodo, metų ar 2 laikotarpį, jeigu tavo asmens dokumentas yra pasibaigęs ir tu jo nesi pasidaręs, tu jau nebesiskaitai kaip Lietuvos Respublikos pilietis ir sveikatos sistemoje tave mes kaip kitą. O kita turinti statusą asmuo negali net būtinųjų paslaugų gauti nemokamai. Ir dar didelė bėda yra ta, galėčiau pasakoti ir pasakoti, bet dar didelė bėda yra tai, kad pacientas, tarkim, būdamas realiai Lietuvos Respublikos pilietis, tik su pasibaigusiu asmens dokumento galiojimu, atvykęs, jo istorija yra užvedama kaip kito asmens. Vadinasi, jis negali gauti nemokamų būtinųjų medicinos paslaugų. Ir kai, tarkim, mes kaip socialiniai darbuotojai prideklaruojam, užsakom tą asmens dokumentą, kartais ir iš savęs sumokam, kad tik tam žmogui būtų geriau, istorija negali būti atnaujinta ir ta skola, jisai atsigulė nedraustas, jis ir guli nedraustas. Ir jisai turi susimokėti visą tą sumą. Dieve šventas. Bet tai čia tik gėlytės, nes paskui, kai dar gilinės toliau, nes mums realiai su tais pacientais reikia dirbti, taip, ko ten tik tai nėra. Prasideda, kad asmuo turi ir neįgalumą, galėtų turėti, bet niekas nepadeda, niekas nepaaiškina. Ta prasme, čia yra spraga. Tai vien tai, kad jeigu būtų kažkada sutvarkytas neįgalumas, tai jau jam leistų bent jau nemokamas medicinos paslaugas. Tai va, ir tada mes atsimušam į sieną, nes dažnai asmens dokumentas pasibaigęs, be galiojančio, jau pasibaigusiu galiojimų laiku, arba jie jo neturi, nežino, kur yra, pamesti ir visa kita. Dieve šventas, košmaras kažkoks tai. Taip, yra košmaras, mes kiekvieną dieną tuo gyvenam ir tikrai nepameluosiu, kad mes kiekviena socialinė, tiek dirbančios, kur bendrai ligoniniai, tiek atskirai psichiatrinė ir vaikuose, ne vieną esam iš savęs sušelpusias, nes rašom raštus į savivaldybę, viskas čia yra gerai, mes parašom, jie 20 dienų turi atsakyti, bet ką daryti su pacientu, kuris yra skuboje pagalbai ir jis turi 24 valandas ir jo neguldo. Tai čia yra gydytojų geranoriškumas pasiguldyti pacientą. Kas vyksta per 20 dienų, aišku, jie ir naudojasi savivaldybei tuo. Eilutės finansinės, kiek žinau, nei viena savivaldybė asmens dokumentų padarimui neturi. Lėšų skirti negali, tai po 20 dienų, jeigu, labai negražiai skamba, bet jeigu asmuo nenumirė ligoniniai, problema išlieka, jie atrašo raštą, suraskit maždaug tos, šiaip turiu ir netgi tą visą raštą, principą kaip skamba, suraskit 10 eurų iš kur norit ir padarykit asmeninį asmens dokumentą. Mes pinigų neturim. Tai tada mes atrašom, kad nėra, visa kita, nėra kaip, jie vėl 20 dienų turi, vėl to naudojus, jeigu pacientas nenumirė, vadinasi, jie vėl tą patį. Ir mes taip rašinėjomės. Bet čia kažkaip turėtų susitarti socialinės apsaugos ir ministerija ir sveikatos ministerija, kaip spręsti šitą problemą. Nes, akivaizdu, kad tai yra labai labai skaudu. Turėtų, bet šiaip visai neseniai, dabar galvoju, gal netgi šiais metais, nuo Liepos mėnesio socialiniai darbuotojai dirbantys sveikatos priežiūros įstaigai yra priskirtis tiek sveikatos ministerijai, tiek socialinės apsaugos ir darbo. Tai ką mes matom ten, kai 2 ožiukai ant tilto. Nei vienas nenori prisijimti atsakomybės, visi kratosi, o mes dirbam dėl žmogaus ir realiai, ta prasme, jokios pagalbos iš tai negavom. Rašom raštų, ko mes tik nedarom, bet principe, niekas nevyksta. Na, aš galvočiau, kad čia turbūt, jeigu taip jau yra, kad net ir o ministerijai kažkokį raštą rašėt, ar, tarkim, ar nieko visiškai, tiek vienai, tiek kitai? Mes rašėm savivaldybės lygmenių, tada, kai matom, kad niekas nesikeičia, mes nuo savęs kaip socialiniai darbuotojai, 2 socialinės mes esam šito ligoninėje, aš nežinau, kas vyksta kitose ligoninėse, tikrai negaliu pasakyti, bet problema turėtų būti ta pati. Kreipiamės ir per socialinių darbuotojų asociaciją, kol kas iš ministerijos atsakymo nėra. Laukiam jau nebežinau kiek laiko.
Tai, na, aš manau, kad čia tikrai labai aktuali jums tema, Vaidutė, todėl kad va dabar netrukus ir kalbėsim apie tai, kaip ta problema gali būti sprendžiama, jau kaip socialinis darbuotojas galėtų bendradarbiauti su politikais ir su žiniasklaida. Tai kadangi dar aš jau tik pateiksiu paskaitos temoje apie tą bendradarbiavimą ir kelius su politikais, kur galima kreiptis, tai manau, kad dar kitas kelias su žiniasklaida, todėl kad reikėtų tą problemą viešinti. Matot, nu, dabar truputį peršokam jau tai temai, tarsi užbėgam už akių, bet tol, kol problema netampa vieša, kol ji netampa išviešinama, tai tarkim, vat aš skaitau kursą, ir kol aš nežinau jūsų darbo tos virtuvės specifikos, aš net nežinau tos problemos. Reiškia, kiti žmonės apie tai dar mažiau žino ir nutuokia. Politikai irgi lygiai taip pat. Tai kol ta problema netaps vieša, jos niekas ir nespręs. Reiškia, čia turi bendradarbiauti su jumis taip pat ir žurnalistas, kuris būtų angažuotas. Nu, ką reiškia angažuotas, tai dažniausiai tam, kuriam skauda. Tai va čia va turbūt didžiausia problema ir yra, kad tie žmonės, kurie yra, na, sakykime taip, ten benamiai ir dar kažkokie, tai iš kaimo gyventojai, kurie galbūt menkai turi to savo artimųjų, arba tie patys artimieji yra tokie, kad irgi nesugeba pasirūpinti ir nežino įvairiausių dalykų, tai jie vat ir atsiduria tokioje bejėgio būsenoje, visiškos bejėgystės ir galios neturėjimo būsenoje. Ir jeigu žurnalistas neturi savo artimųjų tarpe tokio žmogaus, tai reiškia, kad jam irgi bus neaktualu. Ir va čia va prisibelsti, kad būtų žurnalistui aktualu, kad būtų politikui aktualu, nu galima tada, kai, tarkim, va, prieš rinkiminis laikotarpis yra labai labai patogus. Ta prasme, kad politikai gaudo įvairiausias sensacijas. Ir aš galvočiau, jums va dabar reikėtų ieškoti, kokiai partijai, va, tarkim, prijaučiat ir už ką balsuosite, na vis tiek, va, turėtumėt kažkaip atrasti kontaktą su susitikimų metu ar dar kažkuom, tai eiti tiesiog į kontaktą ir viešinti tą problemą. Na, dar yra tokia ypatybė, kad vis tiek... Jeigu tikriausiai, gal žinau, dabar yra atsiradusi nauja, nu čia irgi, tarp kita, kokia tas viešinimas duoda. Atsiradusi paslauga 1808 pacientų pavėžėjimas iš namų į gydymo įstaigą ir iš gydymo įstaigos į namus. Aš iš lyginamosios studijose rašiau apie būtent šitą problemą, nes tik neseniai yra atsiradusi, kai aš rašiau, dar jos nebuvo, buvo tik tai galvojama, kad čia reikėtų daryti. Ir mane tiek užkabino, pavadinkim taip, ir buvo, galvoju, nežinau, aš jau baiginėjau darbą į pabaigą ir sugalvojau, kad reikėtų gal tiesiog paprašyti paciento artimųjų, tiesiog pasidalinti informaciją su žiniasklaida. Tai ETA Pliusas išleido straipsnį ir dabar, nežinau, mėnesis 2 atsirado 1808 veikianti. Taip. Nu jo. Nu va, tai gerai, dabar apie tos mechanizmus ir kalbėsim, kaip čia galima ką padaryti ir kaip galima būtų tas problemas judinti. Tai, na vat, kaip tik tais ir turėjom tą diskusiją, ar ne, kokias socialinės problemas ir iššūkius atskleidžia Lietuvos Respublikos socialinio departamento duomenys. Praeitų metų magistrantai išrinko, sureitingavo, kad vis dėlto Lietuvoje jų požiūrį yra skurdas, sveikatos apsauga, maisto trūkumas, pabėgėlių teisės ir klimato kaita. Būtų toks socialinių problemų, na, kaip ir tarsi penketukas. Ar pritartumėt štai šitam penketukui, ar, na, manytumėt, kad galbūt reikėtų dar čia kažką tokio įterpti ir šiek tiek pakoreguoti štai tą piramidę. Tai dar kartą rodau tas 10 socialinių problemų. Pirmas penketukas ir antras penketukas. Ir dabar, vat, ką nusprendė praėjusių metų magistrantai. Aš atsiprašau, įsiterpsiu, dabar psichinė sveikata matau ten įdėta ir norėčiau paklausti, tikrai nežinau, dėstytojus noriu paklausti jūsų
kaip specialisto, kadangi tiek daug mūsų Lietuvoje tų suicidinių tokių atvejų ir jaunų žmonių. Pavyzdžiui, o kaip su psichinė sveikata, ar tai neturėtų irgi į tą penketuką kažkur įsiterpti? Nu kaip, suprantat, mes dabar, tarkim, jeigu aš kalbėjau ir rodžiau jums tos pasaulinės organizacijos sudarytą didžiausių socialinių problemų reitingą, tai lygiai taip pat ir mes čia galime jį sudaryti. Žinoma, kad galime įtraukti, bet kita vertus psichinė sveikata labai siejasi su sveikatos apsauga. Jis ir taip yra antroje vietoje. Tai dabar čia jau viduje štai šitos problemos galima spręsti, kam tada turėtų būti prioritetas. Ar, tarkim, psichiniai sveikatai, ar, kaip Vaidutė sakė, tiems žmonėms, kurie iš vis atsiduria be sveikatos draudimo, sveikatos apsaugos įstaigose, ar ne, ir tada gydytojas savo ant pečių užsikrauna štai tokį dalyką. Tai, čia visiems svarstyti. Tikrai negalėčiau aš taip paimti ir vienašališkai nuspręsti, kad yra taip, nes jūs ateinate iš skirtingų darbo vietų, jūs tikrai turite labai turtingą patirtį tų pačių socialinių problemų mastui, gyliui, įtakai turbūt visuomenėje ir kartu visi galime arba pritarti, arba kažką čia dar pakeisti. Tai skurdas kaip ir nedarbas, tas pats čia ko gero įeina į tą patį, nemanyčiau. Irgi susidurėme. Taip, nes bedarbystė. Tiesiog koreliacinis ryšys yra labai Jo, ypač kaimo vietovėse, kad sudėtinga atvažiuoti į darbą ir kuro sąnaudas, ne visi turi ir to transportą ir už atokių kaimelių suvažiuoti, tai čia irgi lygiai taip pat siejas ir sveikatos apsauga, jie susiduria iš tų pačių kaimo vietovių asmenys. Taip. Kaip ir kolegė sakė, ir tie, kurie neturi, kad ir kokį gyvenimą ten gyventų, asmens dokumentų, jeigu nesugeba susitvarkyti, irgi čia gal neveiksnus ar dar kažkas, čia irgi šitą problemą, kaip ir ukrainiečių, irgi aš irgi turiu, irgi dirbu susijus, taip pat irgi galiu papildyti, irgi problema yra, kad moteris negali eiti pas gydytoją, registruotis pas šeimos gydytoją, jų neregistruoja. Dar tik tai gerai, kad vaikus priima, patikrai nemokamai, tik tiek. Maisto trūkumas irgi, manau, labai svarbus yra. Atsiprašau, pertraukiau tikriausiai. Ne, viskas gerai, ačiū. Gal dar galėtų būti kaip problema socialinių įgūdžių trūkumas. Iš tikrųjų, daug žmonių daugumai žmonių trūksta tų socialinių įgūdžių ir, pavyzdžiui, kas liečia, kad ir, pavyzdžiui, socialinės išmokas, daug žmonių nežino, kas jiems priklauso, nežino savo teisų. Iš tikrųjų, švietimo problema tikrai yra didelė. Bet sutikim su tuo, kad turbūt, kol, tarkim, mums kas nors neatsitinka, dažniausiai žmonės nėra linkę rūpintis, ar ne? Ir dabar, kas priklauso, tarkim, vienu arba kitu kažkokiu atveju, mums rūpi tada, kai kažkas atsitinka. Anksčiau, tiesiog čia yra dėsnis, anksčiau vargu ar kas nors pradės rūpintis ir vargu apie tai, kas nors pradės galvoti. Tai va. Taip, mes galėtume štai šitą sąrašą keisti, galėtume jį kažkaip koreguoti, bet galbūt apversti net aukštyn kojomis, nes, pavyzdžiui, galbūt klimato kaita yra visų problemų priežastis, bet vargu ar tai, nežinau, iš tikrųjų, sunku būtų ką nors pasakyti. Visą šitą piramidę įtraukti senėjimo problemą. Nežinau, gal ją kažkur priskirti, bet norėtųsi ją turėti ir nes vienareikšmiškai tiek su skurdu, tiek su sveikatos, ta prasme visur. Taip, iš tikrųjų. Ir čia dabar kyla didžiulė problema todėl, kad žmonių gyvenimo trukmė ilgėja, bet sveikata negerėja. Ta prasme, kad sveikata, jinai
smunka žemyn. Ir su ta pailgėjusia gyvenimo problema, su ta pailgėjusia gyvenimo trukme atsiranda daugybė tų tokių poreikių, kaip pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, būtent senyvo amžiaus žmonėms, užimtumo taip pat, na ir taip pat, na, va tas ekonominis išlaikymas, ar ne, nu jie nenumiršta, ar ne, nu taip dabar ciniškai kalbant, jie nenumiršta, jie gyvena. Daugelis gyvena gulėdami patale ant lovos, kai kurie vos paeidami, galbūt sunkiai išeidami iš namų. Ir kaip tarkim su viena vat kirpėja teko kalbėti, kuri važiuodavo pas klientus į namus ir iš tikrųjų nemėgsta šitų paslaugų teikti namuose, na vat tokias paslaugas teikiantys žmonės, kaip pavyzdžiui, manikiūrinės, pedikiūrinės, kirpyklos ir taip toliau. Bet, nu, įsivaizduokit žmogų, kuris guli namuose, ar ne, tai jam tos paslaugos reikia. Vis tiek plaukai auga, nagai auga ir turi juos kažkas nukirpti. O nemėgsta teikti namuose dėl ko? Dėl to, kad, na, vat kaip ir ta kirpėja sakė, turėjau advokatą, kuris, na, va, tapo neįgalus. Ar ten jam insultas buvo, ar dar kažkas, jis tapo neįgalus. Tai advokatas vis dėlto yra ta profesija, kur pakankamai aukštą statusą visuomenėje užima. Ir na, vis tiek santykinai tai yra pakankamai ekonomiškai gerai gyvenantys žmonės. Bet kai yra negalia, kai tu nebegauni to atlyginimo ir ta pensija vis tiek nėra jau labai didžiulė, tai ir nėra, kas tavimi labai pasirūpina, nes pasirodo jis gyvena su moterimi, kuriai ten numatyta higiena ir ta švara nėra taip labai svarbu, kadangi prasideda tokios problemos kaip šlapimo nelaikymas ir taip toliau. Tai vat įsivaizduokit, į kokius namus ateina kirpėja ir sako, aš ateinu ir ten viską šlapimu pradvysę, aš išeinu, man reikia rūbus plauti, man reikia pačiai, nu, tiesiog praustis dėl to, kad aš visa esu persismelkusi tais kvapais. Kas gali norėti ateiti į tokį butą ir suteikti žmogui paslaugas? Nors jis turėjo pakankamai, na, aukštą tą ankstesnį socialinį statusą, buvo tikrai visuomenėje galbūt žinomas žmogus ir dabar vat patenka į tokią bėdą. Tai čia iš tikrųjų yra egzistencinė tragedija žmogui. Bet sakykit, ar tai neatlieka, pavyzdžiui, individualios priežiūros asmenys? Pavyzdžiui, šitie kaip nagų karpimas, plaukų tenkinimas, aš nežinau, aš tiesiog užduodu tokį, nežinau, nesu tikra, bet nu, vis tiek kažkas, o čia atskirai aišku, kirpėja nenorės jinai, nu kam jai dabar važiuoti pas žmogų šlapimu prasmirdusi, kai jinai gali fainiai savo salone kirpti. Taip. Žinot, kaip yra, va čia prasideda piktnaudžiavimas turbūt. Ir atlieku tai, ką noriu, atlieku tai, ko nenoriu. Taip, tas ambulatorinės slaugos paslaugas, kurios atlieka žmonės, man atrodo, netgi ir socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai, kurie eina į namus ir atlieka tas individualias paslaugas, kaip jūs sako, ten man atrodo, kad yra tas nagų kirpimas ir plaukų taip pat kirpimas. Tai gali būti, kad... Socialinis darbuotojas ar slaugytojo padėjėjas, visiškai nesvarbu, gali kirpti rankų nagus. Kalbant apie pėdas, ypatingai jeigu tai yra diabetinė pėda. Arba tai jaudo nagai, neturi net įgūdžių tam. Tai griežtai draudžiama ir prie tokių ypatingai diabetinių pėdų prie jų dirbti turi profesionalas, turintis licenciją ir tokių Lietuvoje yra nepiraugai. Taip. O dabar, va, tarkim, kalbant, kad ir apie tą patį plaukų kirpimą, tai, na, suprantat, nu, vis tiek tam reikia turėti įgūdžius. Aš pati, kai turiu neįgalią mamą, tai tikrai buvau nusipirkusi tas specialias žirkles, kurios yra įaugusiems pėdos nagams. Aš nenulaikau jų rankose, man jos krenta iš rankų, aš nemoku kirpti. Man reikia įgūdžių, kad aš galėčiau išmokti jomis naudotis. Tai tam yra praktika ir tam yra žmonės, kurie iš tikrųjų tas paslaugas atlieka. Bet jų yra trūkumas, jų labai sunku prisikviesti ir teko stebėti tikrai mamai jau gulint ligoninėje,
kokio nevalyvumo žmonės gali gulėti šalia su tais pačiais nenukarpytais nagais. Taip, Gediminai, prašau. Taip, aš dar šiek tiek norėčiau įsilieti iš savo tos asmeninės patirties į šią diskusiją dėl sveikatos apsaugos. Aš eilę metų dirbu rinkimuose ir kaip apylinkės rinkimų darbuotojas ir tenka vaikščioti į namus pas senjorus ir neįgaliuosius tam, kad atsiklausti jų, ar jie nori balsuoti namuose. Tai čia kaip susijęsiu su rinkimais, tai kad aš tos asmenys pamatau pirmą ir paskutinį dažniausiai kartą gyvenime ir labai daug matau tokių senjorų, vyresnio amžiaus žmonių su negale, gulinčių tiesiog patale. Ir labai nemaža dalis tokių asmenų, jie yra tiesiog apleisti ta prasme, kad jie galbūt ir galėtų gauti kokią nors, tarkim, socialinę paslaugą arba, nežinau, gydytojų ten komandos dabar yra formuojamos įvairiose sveikatos įstaigų centruose, kuomet jie atvažiuoja į namus, bet patys artimieji, jie yra tokio, lyg jie patys artimieji to neįgalaus žmogaus ar senjoro, jie patys uždaro tą žmogų nuo pagalbos prieinamumo. Ir taip gaunasi, kad čia jau net ne informatyvumo tikriausiai stygius, bet tiesiog jų artimieji, kurie turėtų rūpintis, prašyti pagalbos, jie tiesiog į tai tiesiog numoja ranka ir užsidaro tiesiog savo tuose nameliuose ir butuose. Tai yra tiek kaimuose, kiek man teko dirbti, tiek dabar Vilniaus mieste. Tai ta pati tendencija tiesiog man atsispindi ir tada tiesiog išėjus iš namų man kyla klausimas, mano pagrindinė profesija yra socialinio darbuotojo profesija, bet ką aš dabar galiu padaryti? Aš atėjau, pamačiau, balsuoti nenorės, aš išėjau ir viskas. Taip. Norėčiau įsiterpti, iš tikrųjų, ne visi artimieji, galbūt palieka savo tuos neįgalius asmenis ar senyvo amžiaus žmonės. Aš turiu patirties, kai žmogui tikrai reikalinga pagalba, jisai tiesiog nenori jos priimti. Ir buvo atėjusi socialinė darbuotoja apžiūrėti, padėti, ten ją išginė. Tas žmogus, senjoras, išginė iš namų, tiesiog neįsileidžia nieko. Tai va čia vėlgi, yra ir tokių atvejų. Čia, žinoma, pavieniai, bet teko susidurti. Dar gal papildysiu, kad nenoras yra irgi artimųjų tų įsileisti, todėl, kad šitos paslaugas, komandos, kurios važiuoja į namus, yra apmokamos. Yra įkainis, aišku, juokingas, ten nėra didelis, bet jie nenori išleisti ir tų papildomų kapeikų, kai sakau, skaičiuoja. Tai irgi tas toksai duoda minusą. Visada, pavyzdžiui, aš turėjau močiutę, kaip tik prieš keletą mėnesių palaidau, tai mano mama užsienį, vaikai užsienį jos, samdė socialinę darbuotoją ir čia ne pinigos esmė nebuvo pinigos esmė, bet tiesiog jinai neįsileisdavo, gindavo visus lauk, nenorėjo priimti pagalbos ir... Nenorėjo, taip. Taip, ir nieko negalėjom padaryti, tiesiog kol atsidūrė ligoniniai, paskui slaugos namus perkeliam. Tai va tada, kai paliko silpna, jau tikrai nebegalėjo atsistoti ir ten visus, sakykime, išgainėt, tai va tada jau nenorom turėjo priimti tą pagalbą. O šiaip, yra ir tikrai ne vienas toks atvejis, ypač kai tie vyresni žmonės, gerokai vyresni, jie tiesiog nenori priimti, nes, sakau, teko susidurti. Taip. O aš matau, ne tik nenori priimti ir visaip ko neveikia jos, tai tas netinka, tai tas dingo, tai blogai dirba, tai neskaniai gamina, turi visokiausių įnorių taipogi. Taip. Taip pat būna, turiu aplinkoje dirbantį socialinės darbuotojas padėjėję žmogų, tai sako, tiesiog nueini, atlieki savo darbą ir atvyksta vaikai patikrinti dažniausiai tuo momentu, kai sako, tu ateini dirbti ir sako, tu privalai langus nuvalyti tą, ir vardina tuos darbus, kurie nėra į sąraše, ar ne tų socialinių darbuotojų padėjėjų ir neįtinka ir nuolat skundžiasi. Čia, vėlgi yra ir kita medalio pusė, kaip sakom. Taip, tikrai taip. Taip, čia pagrindinė yra, sakė, nėra problemų, aš turiu savo labai gerą pažįstamą, jinai dirba individuali pagalbas, ateina, sakė, nėra problemų,
su tais neįgaliais ar socialiai tais žmogiukais, kur pagalba teikia. Bet visa problema yra su namiškiais. Nes kažkaip namiškiai įsivaizduoja, kad ten tarnaitė gal atėjo ar kažką. Bet visumoje man išdėstytojas viso išdėstyto šitos informacijos, man tai yra baisiausi skaičiai, kad Lietuva su Latviais pirmauja skurstančiųjų šitoj pozicijoje ir jeigu neklystu, jeigu nesumaiščiau ko, kad jauni žmonės skursta. Taip. Tai mane tas labai, įsivaizduoti, tik jeigu jauni žmonės skursta, tai ką dabar kalbėti apie tokius visai socialiai pažeistus? Neįsivaizduoju. Tai jeigu Ir svarbiausia, kad ką jūs ir sakote, Inga, kad čia gali būti ta vadinamoji, nežinau, ar tiksliai pavartosiu savoką, tas sisteminis skurdas vadinamas, kai eina nuo kartos tiesiog per kartas. Tai jeigu, tarkim, tėvai skurdo, tai atrodo švietimo sistema turėtų tapti to buferiu, kad, iškelti tą vaiką, suteikti jam galimybę įgyti išsilavinimą, įgyti tam tikrą profesiją, kad jis galėtų išlipti iš to skurdo ir pakankamai galbūt geriau gyventi negu kad jo tėvai. Bet esmė ta, kad švietimo sistema nebeatlieka šito vaidmens, kad iš tikrųjų tas skurdas velkasi iš kartos į kartą ir vaikai perima savo tėvų gyvenimo būdą ir toliau jau jų vaikai yra lygiai taip pat, betęsiantis tą gyvenimo būdą. Tai čia turbūt yra, jau tokia ne tik tais to šeimos tragedija, bet kartu ir valstybės problema, ir egzistencinė problema, ir mūsų visuomenės problema, nes jeigu mums tenka gyventi šalia tokių žmonių, tai akivaizdu, kad vėliau jau ateina ne tik tais ta socialinė atskirtis, bet ir nusikalstamumas, ir didžiulis pyktis, ir agresija, ir taip toliau, ir kaltė už tai, kad niekas nepadėjo, niekas nesuteikė pagalbos, nesuteikė paramos ir taip toliau. Tai čia, suprantat, gyvena, reiškia potencialus klientas socialinio darbuotojo. Taip. Bet čia yra problema jau tokia politinio visos valstybės, sakyčiau, šakninė iš vis ta problema. Tai nežinau, kaip jinai skurdas irgi vis tiek lieka, ar švietimo kažkokia stoka, nežinau, kaip įvardinti, jeigu dedant pačias didžiausias socialinės problemas Lietuvoje. Tai ar dar kas nors norėtų kažką sakyti? Aš dar norėjau gal tiesiog irgi pasakyti, kad dar viena problema tokia kaip irgi socialinė būtų, tai kad senėjimas yra, bet yra ir problema su globos namais ir patekimu į juos. Tiesiog nebėra, kaip pasakyti, galimybės, norinčiųjų yra eilės didelės, o pačių globos namų nebėra steigiama tiek, kad užpildytų tą poreikį, koks yra didžiulis. Tai čia irgi yra problema. Taip, dėkui labai, Ieva. Lovų skaičius yra mažinamas, visuomenė sensta. Tai ką mes turim šiai dienai ligoniniai, kaip tik pasiskaičiavom šiandien, turim 32 asmenys laukiančius eilės į geriatrijos centrą ir eilė visiškai nejuda. Ir ligoninės perpildytos, vėl visi nelaimingi, nepatenkinti, o dėdės ir tetos sėdintys kabinete niekada nedirbę šito darbo, įsivaizduoja, kad skatindami ambulatorinę slaugą jie kažką tai gelbėja. Kai realijas asmeniui ambulatorinės slaugos jau nepakanka. Taip. Tai dabar irgi, kai keitėsi nuo Liepos mėnesio įstatyminė bazė, ir, sakykime, būdavo, yra stengiamasi padaryti taip, sukurti tokias sąlygas, kad kai tu žmogus anksčiau galėdavo lengviau patekti, sakykime, globos namus. O dabar yra sukuriamos tokios sąlygos, tokia įstatyminė bazė, kad į globos namus galės patekti tik tais su slaugos poreikiais arba su F-kodu. Tai irgi problema, nebebus, tai ten vos ne kaip slaugos ligoninė pataps. Tai irgi tokia, matom, neteisybė. Taip.
Na va, tai dėkui labai visam pasisakiusiam. Dabar aš jau noriu stabdyti tą mūsų diskusiją, nes mums tikrai reikia eiti toliau. Kaip supratau, labai tokio griežto pasipriešinimo, kad na, va, tas reitingas išliktų toks iš jūsų pusės nesulaukiau. Tik tais išsakėte daug visokiausių tokių socialinių problemų, kuriomis čia būtų galima apauginti tą piramidę ir kurios, na, va, įneša irgi taip pat vieną arba kitą kažkokį tai aspektą ir papildo. Toliau pereitume prie kitos tos mūsų potėmės, tai yra socialinio darbo teorijos ir praktikos raida. Ir labai trumpai noriu apžvelgti, na, kada gimė socialinio darbuotojo profesija ir kaip ji prasidėjo Lietuvoje. Tai socialinio darbo kaip profesinės veiklos pradžia galima būtų laikyti XIX amžiaus paskutinį dešimtmetį, nes kaip tik tais jame įsitvirtino pirmosios aukštosios mokyklos, kurios pradėjo ruošti ir kursai to pačiu, kurie pradėjo ruošti jau tuos darbuotojus, kurie kažkaip turėjo spręsti tas socialinės problemas. Na, o kad jos buvo didžiulės, tai irgi taip pat vėlgi rodo archyviniai duomenys, ypatingai Britai mėgsta va, tuos archyvus saugoti ir karts nuo karto paviešinti, tai iš jų mes galime pamatyti, kad, na, pavyzdžiui, Anglijoje tikrai Birmingemo metalurgijos pramonėje dirbo 30 000 vaikų, 10 000 moterų, degtukų gamyboje dirbo beveik tik vaikai išimtinai nuo 6 iki 10 metų amžiaus. Na, ir buvo labai populiaru tarkim, vaikų prieglaudas teikti arti kažkokios tai didelio fabriko ar didelės gamyklos, nes tada va, tos prieglaudos gyventojai būdavo potencialūs darbuotojai. Ir dirbančius vaikus dažniausiai prižiūrėdavo specialiai tam pasamdyti prižiūrėtojai. Alga priklausė nuo to, kiek, tarkim, vaikai pagamina tos produkcijos. Tai reiškia, kad materialinis suinteresuotumas prižiūrėtojo buvo kuo daugiau gauti algos ir kad kuo daugiau vaikai dirbtų. Ir kai toks yra ekonominis suinteresuotumas, tai sąlygoja nepaprastai žiaurų prižiūrėtojų elgesį su vaikais. Vaikai dirbo po 15 valandų per parą, na, o ta skatinimo funkcija buvo daugiausia lazda. Taigi, daugybė ir kitų socialinių problemų, kaip pavyzdžiui, darbininkių motinų vaidmenį nebuvo atsižvelgiama. Siuvyklose, madų ateljė moteris dirbdavo iki 18 valandų per parą, galite įsivaizduoti. Parduotuvių darbo laikas iš viso nebuvo normuojamas. Tai reiškia, kad motina darbininkė, na, kur norėjai tą vaiką, to galėjai padėti. Ir kaip ir atsakiau, buvo labai didžiulis vaikų mirtingumas iš bado, nuo opijaus. Narkotinės medžiagos kūdikiams būdavo duodamos todėl, kad jie gulėtų ramus ir nežliumbtų, arba nežliumbtų dėl to, kad nori valgyti, nes nėra motinos, nėra pieno, nėra kas pamaitina. Tai va šiuo atveju iš tikrųjų tų socialinių problemų buvo labai daug. Dar vat viena kokia labai žiauri irgi socialinė problema XIX amžiaus pabaigoje, kadangi buvo na, patiems skurdžiausiems ten tėvams būdavo mokamos laidojimo pašalpos, tai norėdami gauti laidojimo pašalpas buvo užfiksuota net tokiu atveju, kai tėvai specialiai nužudydavo savo vaikus, kad gauti šitą pašalpėlę už laidojimą. Na ir tas XIX amžiaus paskutinis dešimtmetis, kaip ir sakiau, buvo kaip tik tais tas laikotarpis, kada gimė socialinis darbas, tai 1890 metais pirmą kartą Didžiojoje Britanijoje buvo organizuojamos paskaitos, kurias beklausantys žmonės teikia kažkokią tai pagalbą socialinę neturtingiausiems sluoksniams. O 1899 metais buvo įkurtas pirmasis socialinių darbuotojų rengimo institutas Amsterdame. 20 amžiaus pradžioje jau Jungtinėse Amerikos valstijose ir Vakarų Europoje veikia 14 socialinio darbo mokyklų. Na, turime patį seniausią socialinio darbo vadovėlį, tai yra Richmond 1920 metais išleista vadovėlį socialinė diagnozė. Tai buvo pirmasis socialinio darbo vadovėlis. Praktika ta vadinama dar iki teorinė, todėl kad na, tokios teorijos kaip ir nebuvo. Socialiniai darbuotojai matė klientų poreikius ir juos stengdavosi atliepti.
dirbo remdamiesi pragmatizmu, tai manė, kad skurdas kyla dėl individualių trūkumų, pavyzdžiui, tinginystės, blogo vadovavimo arba alkoholizmo. Na ir socialiniai darbuotojai buvo įsitikinę, kad draugiško vizitatoriaus vaidmuo galės padėti žmonėms įveikti kylančius sunkumus. Dar po 10-mečio pradėjo formuotis nuostata, kad socialinis darbas dirbamas dėl kliento neduoda naudos, todėl reikia dirbti ne dėl kliento, bet kartu su juo. Tai yra darbas su klientu. Na ir jau vėliau, apie 1931-41 metus, mes galime pamatyti, kad susiformavo du požiūriai į socialinį darbą, tai yra diagnostinis ir garsiausia to laikotarpio teoretikė buvo Amy Gorton Hamilton ir socialinis funkcinis, tai yra Otto Rank požiūris. Na, kuo jie dabar skiriasi? Funkcinio požiūrio atstovai klientą vertino ne kaip silpną ar nukrypimų turintį asmenį, bet kaip asmenį, kuriam reikia specifinės paslaugos. Ir funkcinių požiūrių terminas diagnozė turi kitokią nei diagnostinių požiūrių prasme. Tai socialinio darbuotojo ir kliento pastangos sužinoti, ar yra pagrindo dirbti kartu. Šis požiūris skatino ne teikti paramą, bet dirbti kartu. Tai reiškia, pratęsė tą pačią idėją, kuri jau prieš tai pradėjo gimti ir rutuliotis. Na, bet šalia funkcinio socialinio požiūrio tebebuvo aktualus ir gajus diagnostinis požiūris. Tai Hamilton teigia, kad darbas su tam tikra hipotezė, mėginant suprasti tiek žmogų, tiek jo problemą, tiek pačią problemą, taip pat yra vertingas ir prasmingas. Ir ji manė, kad diagnozės sąvoka apėmė klientų subjektyvų situacijos vertinimą. Tai yra, diagnostinė išvada buvo laikoma aiškinamąja ir visuomet negalutinė bandomąja. Toks diagnozės aiškinimas sąlygoja kitą terminą, tai yra klientas situacijoje. Tai kliento, kaip jis vertina situaciją, interpretacija. Na, jau vėliau, tai yra pokario laikotarpis 1946-60 įsivyravo nuostata, kad socialinio darbo praktika yra procesas, vargu ar tikrai galima pasiekti kažkokį baigtinį rezultatą arba tikslą. Būtent todėl buvo socialinis darbas išplėtotas iki proceso. Tuo laikotarpiu tebevyravo diagnostinio ir funkcinio požiūrio ambivalencija ir socialiniai darbuotojai arba rėmėsi Freud požiūriu, tai yra tuo diagnostiniu, arba vadovavosi Otto Rank požiūriu. Na, o teorijos buvo dėstomos kaip viena arba kita pozicija ir aiškinamos kiekvienos teorijos detalės. Na, jau dar vėlesnis laikotarpis, tai yra 20-ojo amžiaus antroji pusė, buvo sukurti socialinio darbo praktikos pagrindai. Toliau tobulinami tradiciniai metodai, plėtojamas integruotas požiūris į praktiką ir atsiranda naujų požiūrių į praktiką. Kartu, na, taip pat atsiranda ir tos specifinės klientų grupės. Tarp 1976-90 susiformavo žmogaus ekologijos paradigma, įsivyravo nuostata, kad socialinio darbo praktikoje intervencija turi būti nukreipta į aplinką, ne į patį žmogų. Na, o jau paskutiniuoju dešimtmečiu didėjo dėmesys įgalinimui kaip praktikos tikslui ir strategijai, pradėtos taikyti naujos paradigmos tokios kaip feminizmas, įgalinimas, socialinės atskirties grupių integracijai. Na ir kilo poreikis lyginti tarptautinę socialinio darbo patirtį, nes situacija kiekvienoje šalyje galėjo šiek tiek skirtis nuo kitų šalių. Dabar apie tai, kas buvo padaryta Lietuvoje. Tai mes iki nepriklausomybės, tai yra iki 1990 metų, na, sovietmečių socialinių problemų nebuvo. Jos buvo paslėptos po kilimu. Tai reiškia, kai prasidėjo nepriklausomybės laikotarpis, tada buvo atsiveriama tai vakarų patirčiai ir 1992 metais Lietuvoje buvo parengta apie 1000 socialinio darbo specialistų. Tai, kas yra susijęs su mūsų aukštąja mokykla, tai mes perėmėme Šiaulių universiteto tradicijas, reiškia, aš galiu kalbėti apie tai, kas pas mus buvo. 1994 metais profesorius Karvelis įkūrė socialinės pedagogikos ir psichologijos katedrą Šiaulių universitete, kuri pradėjo rengti socialinio darbo, o vėliau jau socialinės pedagogikos specialistus. Na ir šitą virsmą mūsų
mano kolegos, kurie kaip tik tais ir buvo tos katedros darbuotojai, labai aiškiai prisimena, iš tikrųjų ganėtinai skaudus, todėl kad tai yra giminingos profesijos, nors yra bandoma labai tą giminingumą paneigti ir jas tiesiog padalinti, kad tai yra labai kažkokie kardinalūs skirtumai. Tai galbūt dabar yra daugybė tų tokių funkcijų iš socialinės pedagogikos atimta ir perkelta į socialinį darbą, ypatingai kas yra susijęs su socialinės rizikos šeimomis, su dienos centrais ir taip toliau. Visa tai buvo anksčiau jau socialinio pedagogo darbo laukas. Toliau 1995 metais profesorius Vaitkevičius išleido pirmąjį socialinės pedagogikos vadovėlį, socialinės pedagogikos pagrindai, kurioje bandė išdėstyti socialinių problemų priežastis ir kaip jas reikėtų spręsti. Pirmiausia, žinoma, ugdymo praktikoje, kad jos kažkiek tai sumažėtų. Tai toks tas istorinis laikotarpis, ir turbūt verta jį dėl savo profesijos, kaip ir tokio raidos žinoti, išmanyti, tai būtų gerai, kad vieną kitą datą įsidėmėtumėt, pavyzdžiui, bent jau tą, kada pirmieji socialiniai darbuotojai buvo parengti, nes tai tikrai gali būti svarbu. Ir žinoma, pasauliniu mastu, kada prasidėjo socialinis darbas kaip profesionali veikla, taip pat reikėtų tą datą įsidėmėti. Toliau pereitume prie paskutinės mūsų temos, tai socialinio darbo atsakymas socialinio teisingumo lūkesčiams. Ir jau čia mes kalbėtume apie socialinio teisingumo teoriją ir ką socialinis darbuotojas galėtų padaryti, ko jis galėtų imtis, bandydamas spręsti tas socialinės problemas. Taigi, socialinio teisingumo teorijos kūrėjas arba tėvas yra italų vienuolis jėzuitas Luigi Taparelli da Zeglio. Matote, kaip jis atrodo, toks gan niūrus žmogus, bet iš tikrųjų, matyt, moralinė prasme tikrai buvo pakankamai doras žmogus, nes jam visą laiką labai rūpėjo socialinio teisingumo tie faktai ir tai, kad būdamas katalikas, būdamas jėzuitas, iš tikrųjų, matyt, norėjo tą Kristaus mokymą susijęti su praktika ir norėjo kažkaip tai tą visą katalikybės patirtį padaryti gyvą ir aktualią. Tai ką jis dabar padarė? Jis iš tikrųjų sukūrė tą socialinio teisingumo teoriją, kuri buvo patraukli, nes socialinis teisingumas, nepatikiu jo termino, bet gal šiek tiek vėliau. Tai ir socialinis teisingumas iš tikrųjų buvo labai priimtinas, ypač katalikų bažnyčioje, todėl kad buvo teigiama, jog valdantieji turi stengtis veikti žmonių labui, pirmiausiai remdamiesi paskirstomojo teisingumo principu. Tai čia mes turbūt šitoje skaidrėje ir galima matyti tą pradinį tokį apibrėžimą, kad visuomenėje tos gerybės turėtų būti paskirstytos proporcingai ir teisingai, tada bendruomenė gali sugyventi ir klestėti. Popiežiai taip pat palaikė Luigi Taparelli da Zeglio socialinio teisingumo teoriją ir akcentavo socialinio teisingumo doktriną popiežius Leonas XIII savo enciklikoje 1891 metais bei Pijus XI 31 metais. Atrodo, kad mes iš tikrųjų visi tarsi taip turime tam tikrus lūkesčius arba nuojautą, kas tai yra socialiai teisinga ir kas yra socialiai neteisinga. Tai žmonės paprastai tą iš tikrųjų gan gyvai jaučia ir socialinio teisingumo ta koncepcija ir principai yra dabar jau naudojami įvairiausių socialinių judėjimų. Tai ir socialdemokratų partijos tai akcentuoja, ir tarptautinės organizacijos, kaip pavyzdžiui, Jungtinių tautų organizacija, Europos socialinių nevyriausybinių organizacijų platforma, globalaus teisingumo judėjimas. Kiek domėjausi tais visais šaltiniais, tai man kas užkliuvo, kad teorija taip yra naudojamasi, bet tarsi neturima jokio poreikio paminėti jos pradininką, tai yra kas tą teoriją sukūrė.
Tai čia vat atrodo, tarsi būtų tam tikra irgi socialinė neteisybė tos teorijos autoriaus atžvilgiu. Tai man labai norėjosi tikrai iškelti šitą asmenybę, būtent Luigi Taparelli d'Azeglio, nes reikia iš tikrųjų atstatyti tą socialinį teisingumą ir paties žmogaus atžvilgiu. Tai, kaip jau ir sakiau, naudoja įvairūs socialiniai judėjimai, dažniausiai yra pabrėžiama kad socialinio teisingumo principas sudaro pagrindą žmogaus teisėms, lygioms galimybėms ir naudotis visuomenės gėrybėmis. Tai va, čia galima sakyti, kad šitoje skaidrėje mes turime socialinio teisingumo teorijos pagrindimą arba aktualumą, kodėl ji mums yra aktuali. Jeigu mes nekalbame ir tiesiog nepripažįstame socialinio teisingumo kaip principo tokio, tai tada tarsi išnyksta pagrindas kalbėti apie žmogaus teisės, apie lygias galimybės ir apie galimybės naudotis visuomenės gėrybėmis. Nes iš tikrųjų visuomenė tas gėrybės sukuria, tik tai tiek, kad tas paskirstymo principas matyt nėra proporcingas. Žaliųjų judėjimai socialinio teisingumo terminą vartoja pabrėždami nešališką visuomenės ir aplinkos kuriamų išteklių paskirstymą ar naudojimąsi jais siekiant užtikrinti visavertės asmeninės ir socialinės raidos perspektyvas. Socialinio teisingumo kriterijai būtų tai lygiateisiškumas, pagalba, lygių galimybių sudarimas. O pati socialinio teisingumo teorija gali būti suprantama ir analizuojama kaip filosofijos, kaip politikos, sociologijos mokslo koncepcija. Taip pat ir socialinės politikos, švietimo, įvairių nevyriausybinių, tarptautinių ir kitų organizacijų veiklos principas, katalikų socialinio mokymo principas. Tai, šiuo atveju iš tikrųjų atrodo, kad socialinio teisingumo teorija, nors autorius buvo pamirštas ir nežinomas, bet išlieka tikrai labai aktuali ir gali padaryti tą bendruomenės arba visuomenės funkcionavimą kaip įmanoma teisingesnį. Šiuolaikinėje valstybėje socialinis teisingumas taip pat yra labai svarbus, tai ypatingai svarbus jis yra švietimo sistemoje, todėl kad, kaip jau ir minėjau, švietimo sistema yra būtent galimybė išlipti iš to sisteminio skurdo arba turėti tas geresnės galimybės ateityje. Taip pat socialinis teisingumas aktualus yra ir sveikatos apsaugos sistemoje. Ir čia Vaidutės pasisakymuose mes galėjome matyti, kad tikrai yra labai daug skaudžių situacijų ir labai daug to socialinio neteisingumo. Vėlgi grįžtant prie štai šitos skaidrės, kurioje aš demonstravau, kiek yra gyventojų, kurie neįstengia susimokėti sveikatos priežiūros paslaugų, tai atsiskleidžia, kad iš tikrųjų pas mus sveikatos apsaugos sistema ir socialinės turbūt paramos sistema nėra nei teisingos, nei objektyvos, nei iš tikrųjų labai jau taip išplėtotos, kad padėtų patiems sunkiausiams ir skurdžiausiams žmonėms. Taigi, socialinio teisingumo principas socialinėje politikoje reikalauja didesnį valstybės dalyvavimą perskirstant visuomeninės gėrybės. Jeigu kas sekate mūsų politikų diskusijas ir diskusijų forumus, tai tikrai buvo ne vieną kartą įsakyta, kad būtent Lietuvoje paskirstymas to bendrojo vidaus produkto yra vienas iš pačių mažiausių tarp visų ES valstybių. Tai reiškia, kad mes turime tikrai per mažas pensijas, tikrai per mažą socialinės apsaugos sistemą, būtent dėl to per menko paskirstymo. Turėtų būti didesnė valstybės pagalba skurstantiesiems, ir skurdas, etninių grupių diskriminacija arba lyčių nelygybė traktuojama kaip prastai vykdoma socialinė politika. Tai, dabar atrodo, politikai didžiuojasi savo padarytais darbais, bet vis tiek mes nepakylame reitingų lentelėje žemiau tos skurdo ribos, tai proporcingai vis tiek Lietuvoje, Latvijoje yra skurdo tas slenkstis pakankamai didelis. Man atrodo, gal tik tais Rumunija ir Bulgarija dar labiau
didesnis procentas yra skurstančių negu kad pas mus. Tai va šiuo atveju iš tikrųjų verta būtų tai prisiminti, kad skurdas, etninių grupių diskriminacija ir lyčių neligybė yra traktuojami kaip prastai vykdoma socialinė politika. Ir žvelgiant tuo globaliu masteliu, jeigu mes atsiversime, pasižiūrėsime Eurostat statistiką, tai tada apie mūsų šalies vykdomą socialinę politiką galima sakyti, kad ji yra prasta ir kad mes tikrai turime prastą socialinės paramos sistemą. Na, socialinio teisingumo vertinimas turėtų būti grindžiamas ne tik objektyviais statistiniais rodikliais, bet taip pat ir subjektyvia piliečių nuomonė, nes nėra vienos ar absoliučios socialinio teisingumo sampratos. Socialinis teisingumas reiškiasi visuomenės susitarimu, kas yra teisinga, koks neteisingumas yra pateisinamas, nes iš tikrųjų absoliutaus socialinio teisingumo mes nepasieksime, visada tam tikra kažkokia tai proporcija to socialinio neteisingumo bus. Ir šito susitarimo rezultatas gali būti atspindėtas tiek formaliais įstatymais, tiek neformaliomis, pavyzdžiui, vertybės arba kultūra institucijomis, kurios kaip tik tai ir atstovautų. Tai galima būtų pateikti, kad štai va tokią schemą, kad socialinio teisingumo vertinimas yra grindžiamas tiek objektyviais rodikliais, tiek subjektyvia piliečių nuomonė, turėtų vykti susitarimas, kas yra teisinga ir koks neteisingumas gali būti pateisinamas. Na ir taip pat, kas galėtų rinkti tos objektyvius duomenis, tai yra kokios formalios institucijos leistų įstatymus dėl socialinio, tarkim, teisingumo įvykdymo ir kokios neformalios institucijos galėtų atlikti tą priežiūrą ir sekti subjektyvę piliečių nuomonę, kad to socialinio teisingumo yra stokojama. Integralaus socialinio teisingumo teorijos ir praktikos modeliai yra pasiūlę Watts ir Hodgson ir jie teigia, kad čia mes galime atrasti keletą veiksnių, kaip tas socialinis teisingumas galėtų būti plėtojamas. Tai pirmiausia yra reikalinga kritinė perspektyva, taip pat aktualu yra, kad vyktų ir plėtros perspektyva, kad būtų nuolatinė peržiūra autonomijos ir teisių srityje, tai reiškia, kad būtų galima sekti, rinkti tuos duomenis, analizuoti situaciją. Na ir taip pat reikėtų sudaryti sąlygas žmonėms dalyvauti demokratijos procese, tai yra dalyvauti rinkimuose, leisti jiems rinktis ir panašiai. Tai prie kritinės perspektyvos svarbu būtų mesti iššūkį ir kritikuoti, pakeisti priespaudos ir dominavimo santykius, prie plėtros perspektyvos būtų sąžiningas ir vienodas išteklių, teisių ir galimybių paskirstimas, prie autonomijos ir teisių perspektyvos pripažinti žmonių asmeninę socialinę tapatybę, orumą ir teisės, na ir prie dalyvavimo demokratijos perspektyvoje plečiamos dalyvavimo galimybės, diskusijų, debatų erdvės. Na ir dabar pereitume jau prie sąveikos politikų ir užbaigtume šią temą, galėtume truputį išeiti pertrauką pailsėti. Tai kaipgi vyksta, paprastai ta sąveika tarp politikų ir visuomenės. Jeigu mes kalbame apie demokratinės santvarkas, tai turėtume vadovauti štai Vaičiukynaitės tuo postulatu, kad politikams disponuoti valdžia leidžiama dėl interakcijos tarp valdančiosios mažumos ir valdomos daugumos. Tai kai kas nors pradeda kaltinti politikus populizmu, tai iš tikrųjų verta susimastyti ir prisiminti štai šitą principą. Kodėl vieniems yra suteikiama galia, o tarkim tie, kuriems yra vadovaujama, tą galią deleguoja tai mažumai. Tai tik tais todėl, kad turi vykti interakcija ir turi vykti mainai. Na, dabar neatsimu sakyti, sekdama tos politinius debatus, kuris iš tų politikų tikrai pakankamai gražiai pasakė apie populizmą, kad populizmas tai yra įsiklausimas į gyventojų daugumą ir į gyventojų nuomonę. Tai va čia atveju, žinoma, turime tą tokį skaudų pavyzdį galbūt Jungtinių Amerikos valstijų, kai yra visuomenė taip pasidalinusi, bet
Vėlgi, Amerikoje yra plačios demokratinės tradicijos ir gilios demokratinės tradicijos. Ir kaip matome, kad vis dėlto tas įsiklausimas į gyventojų nuomonę ir sluoksnius yra vyraujantis. Na, neaišku, ką atneš tie rinkimai, bet jeigu mes esame demokratinė valstybė, tai reiškia, kad politikai turėtų įsiklausyti į gyventojų balsą ir turėtų prisiminti, kad jiems disponuoti valdžia yra leidžiama tik tiek, kiek jie vykdo tą interakciją tarp gyventojų ir savo užimamos galios. Na, tai reiškia, kad politikai pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį tiek sprendimų galią turinčios valdžios atstovai, tai yra Seimas, prezidentūra, tiek vykdomosios valdžios atstovai, tai yra vyriausybė, teismai, privalo girdėti valdomos daugumos, tai yra piliečių balsą, jiems kylančias problemas ir į jas atsižvelgti. Taigi Seimo nariai dirba pasiskirstę į Seimo komitetus ir komisijas. Pagrindinės komitetų ir komisijų veiklos kryptis yra teisėkūra ir parlamentinė kontrolė. Na, va čia, nežinau, ar Vaidutė dabar girdi, ar yra pabėgusi kažkur tai, bet su ta problema tikrai galima kreiptis į atitinkamą Seimo komisiją arba komitetus. Ir aišku, pirmiausiai tai reikėtų susirasti, kas jūsų yra tos apygardos atstovas Seime, su juo padiskutuoti. Dalyvaudami teisėkūroje, komitetai ir komisijos svarsto teisės akto projektus, vertina jiems pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Seimui. Taip pat patys rengia teisės aktų projektus. Na ir vykdydami parlamentinę kontrolę, komitetai ir komisijos analizuoja, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo sprendimai. Svarsto Seimui atsakingų įstaigų veiklos ataskaitas, teikia institucijoms pasiūlymus, rekomendacijas, stebi jų įgyvendinimą, atlieka parlamentinius tyrimus. Na, čia dar reikia nepamiršti, kad vis tiek yra dar vadinama ta valstybės ombudsmeno tarnyba ir taip pat valstybės kontrolės tarnyba. Tai galima įrašyti skundus į valstybės kontrolę, kad patikrintų vieną arba kitą kažkokią tai sritį. Na ir tokiu būdu atkreipti dėmesį. Taigi Lietuvos Respublikos Seimo komitetai ir komisijos, jie gali iš tikrųjų, ypatingai, jeigu mes turėsime štai tokį žmogaus teisių komitetą, neįgaliųjų teisių komisiją, socialinių reikalų ir darbo komitetas, audito komitetas, yra pagrindinės tos struktūrinės valdžios dalys, kurios rūpinasi socialiniu teisingumu, socialinėmis ir žmogaus teisių problemomis, valstybinių įstaigų veikla ir kontrolė. Na ir kiekvieną komitetą ar komisiją sudaro po keletas ar keliolika Seimo narių. Komitetai ir komisijos yra suformuoti iš įvairių frakcijų, reiškia galima kreiptis jau pagal savo politinius įsitikinimus į būtent tos politinės partijos, kuri jums yra patraukli, Seimo narį, kad jis imtųsi toj Seimo komisijoje ir komitete tos atsakomybės. Aptikus socialinės neteisybės, diskriminacijos, socialinių problemų faktus, surinkus įrodymus, kad socialinės neteisybės, diskriminacijos neįmanoma užkardyti esamomis priemonėmis, o žmogaus teisės ginančios organizacijos ar valdžios struktūros yra bejėgės, galima kreiptis audiencijos pas konkretų Seimo narį, dirbantį atitinkamo komiteto sudėtyje. Informacija apie kiekvieno Seimo narį, jo padėjėjus ir patarėjus yra skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje. Lietuvos Respublikos Seimo nariai turi savo asmeninės svetainės, kuriuose skelbia savo kontaktus, taip pat biuro adresą, nes jie turi priėmimo valandas, kada susitinka su rinkėjais. Taigi jie yra pasiekiami. Tiesiog reikia susikaupti ir kelti šitas problemas. Tai šiuo atveju sąveika tarp politikų ir visuomenės galėtų vykti tokiais žingsniais. Žinomos yra Seimo komisijos arba komitetai, kurie yra atsakingi už tam tikras sritis, aptinkame kažkokius socialinės neteisybės, diskriminacijos, socialinių problemų faktus, surenkame įrodymus, ir kreipiamės kažkuriuo tai vienu iš tų kanalų. Arba tiesiog kontaktuojame per asmeninius Seimo nario kontaktus, nes jie turi savo asmeninės svetainės, arba kreipiamės juos siekdami tos audiencijos arba susitikimo per susitikimo valandą su rinkėjais ir kažkaip tai tą problemą keliame ir viešiname. Tai Seimo narys, jeigu jis iš tikrųjų vykdo tą savo
politinę ir pilietinę pareigą, tai jis tikrai privalo reaguoti į tai. Taigi yra rinkėjų priėmimo valandos, yra Seimo narių vieši susitikimai su rinkėjais, yra Seimo narių dalyvavimas įvairiausiose šventėse, konferencijose, projektuose ir yra Seimo narių socialinių tinklų profiliai, kur tikrai galima parašyti jam kažką ir ant sienos, jeigu jau, tarkim, visiškai neatkreips dėmesį į tai. Na, dar taip pat socialiniai darbuotojai irgi turi savo organizacijas ir gali ieškoti tos sąveikos su politikais per organizacijas. Tai yra socialiniai darbuotojai turi net kelias socialinių darbuotojų nevyriausybinės organizacijas, kurios gali atlikti tarpininkaujančią funkciją. Socialiniai darbuotojai gali kelti socialinio neteisingumo klausimus asociacijos renginiuose. Taip pat socialiniai darbuotojai gali kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos Seimo narį ir komitetą su prašymu svarstyti kylančias problemas, keisti teisės aktus. Na ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai, komitetai ir komisijos nėra pasyvūs. Komitetai ir komisijos sąveikauja tarpusavyje vykdydami parlamentinę kontrolę. Tai reiškia, kad jeigu dvi ministerijos stumdosi kaip vykdomosios valdžios atstovai, tai tada gali imtis iniciatyvos įstatymų leidėjų atstovai, kurie tiesiog išleistų kažkokį tai juridinį dokumentą ir priverstų dvi ministerijas bendradarbiauti, sprendžiant šitą problemą. Na dabar dar ką reikėtų man pasakyti jau visiškai pabaigoje. Tai pertrauka netrukus bus planuojama, nes liko kelios skaidrės, iš tikrųjų 5, kurias norėčiau greitai perbėgti. Tai apie diskursą, nes iš tikrųjų mūsų visuomenė niekas nesikeis, kol, kaip ir sakiau, kol tai nebus išviešinama. Tai diskursas yra vienas iš būdų viešinti problemą, nes tai yra, galime mes turėti keletą tų tokių diskurso apibrėžimų, lietuvių kalboje jis yra pakankamai siauras, kad tai yra tiesiog tam tikros minties arba kažkokio tai dalyko plėtojimas. Na, o semiotinė prasme tai gali būti kalbinis arba nekalbinis procesas, turintis vienokią arba kitokią prasme. Tai žymiai platesnį tą diskursą apibrėžimą mes turime štai jau tam tarptautinių žodžių žodyne, nes tai yra ir rašytinė, ir sakytinė kalba, visada vyksta tie politiniai debatai, politinis diskursas. Mes galime turėti diskursą kaip ir pokalbį apie, pavyzdžiui, daugybę įvairiausių problemų. Diskursas yra suprantamas kaip tam tikrą formą ir tam tikrą trukmę turinti pasakyta kalba arba parašyta kalba. Na, įdomi samprata yra tai, kad tiesiog galia samprotauti, tas archainis toks procesas galia samprotauti taip pat yra laikoma diskursu. Na, kas dažniausiai dalyvauja diskursuose, nes ta žinia mūsų valstybėje dažniausiai yra skelbiama per įvairiausius masinės informacijos priemonės kanalus. Tai yra per televiziją, per radiją. Na ir nacionalinis transliuotojas LRT arba, tarkim, per televiziją arba per radiją tiesiog yra įpareigoti vykdyti tą funkciją, kad plėtotų įvairiausius diskursus ir įvairiausiomis temomis. Tai yra žinoma, kad pirmiausiai prezidentai, ministrai, seimūnai, merai ir seniūnai turi tą galią kreiptis į televiziją, iškelti problemas, kreiptis į žiniasklaidą ir panašiai. Tai yra dar vienas iš būdų, kaip spręsti socialinės problemas. Na ir tai, kas yra, galbūt ne taip pozityvu, ta prasme, kad vis tik tais ta demokratija, kokia jį graži beatrodytų, bet jinai turi trūkumų. Tai Lindblom ir Woodhouse teigia, kad išrinkti ir paskirti valdininkai yra tiesiogiai atsakingi už įstatymų priėmimą ir administravimą, tačiau šie politikos formuotojai paprastai svarsto gana siaurą alternatyvų ratą ir siaurina į tol, kol jis apima plačią susitarimo esminiais klausimais sritį. Tai reiškia, kad jeigu mes kreipsimės vieną kartą ir iškelsime kažkokią problemą, neturime tikėtis, kad tuoj pat
pirštų spragtelėjimų ta problema ir bus išspręsta. Iš tikrųjų, tiems, kurie valdo tuos finansinius resursus ir turi galę kažkokioje tai administracijoje, jiems reikia susitarti. Ir tas susitarimas vyksta pakankamai ilgą laiką. Na ir va tas Dale pasakytas toks, sakyčiau, sentencija tokia pasakyta pakankamai seniai, tai yra 1956 metais, labai kritiškai atsiliepianti ir labai aštriai atsiliepianti apie demokratinę politiką. Jis teigia, kad tai, kas paprastai vadinama demokratinė politika, tai yra tik pelai, išorinis paviršutiniškų konfliktų pasireiškimas. Iki politikos, po ją, aplink ją, ribojantis ją, lemiantis ją, yra susitarimas dėl viešosios politikos, kuris paprastai egzistuoja tarp vyraujančios politiškai aktyvių visuomenės dalies narių. Tai reiškia, kad nuo mūsų aktyvumo iš tikrųjų labai daug kas priklauso. Jeigu būsime linkę kaip žemaitės Marti kentėti, tai kentėk, kol saulė patekės, rasa ir akis išės. Tai vat iš esmės su šita skaidre ir noriu pabaigti, kad politikai ir biurokratai pasitarnauja kaip lęšiai, kuriuose susikerta skirtingi sprendimai, idėjos, klausimai, problemos ir politiniai pasirinkimai, tiesiogiai ir netiesiogiai kylantis iš nesuskaičiuojamų šaltinių. Taigi, judinkime tas socialinės problemas, bandykime ieškoti sprendimo būdų, apie tai, kokie jie gali būti, jums aš išsakiau įvairiausias idėjas, tai dabar tik tais nuo jūsų priklausys, kiek jūs galėsite jomis pasinaudoti. Stabdau įrašymą ir kadangi